Labas rytas, brangus TV3 žiūrovai. Įsitaisykite patogiai, o jeigu esate patogiai įsitaisę, ten ir būkite. Svarbu saugumas, stabilumas ir aišku komfortas. Juk žmonės mėgsta atsipalaiduoti, juk žmonės mėgsta skirti laiką savo. Kaip ir aš, aš nežinau, ar aš jau taip ir galėsiu pragulėti visą laidą, nes turiu nuostabų pašnekovą, labai įdomiai prieimusi gyvenime sprendimus, turėjusi stabilų darbą, viską kaip ir metusi ir pradėjusi savo verslą. Va tokį komfortabilų, toks, kaip sako, pasipliškenkim, žinot, kaip būna baseinė, arba toks pušku. Esu namuose ir noriu susipažinti su Remigijumi. Einu pasižiūrėsiu, kuris čia gal irgi kažkur guli. Remigijau! Kur Remigijus gali būti įstaitęs? Remigijau! Remigijau! Labą dieną. Audrius. Remigijus. Remigijau, jūsų ieškojau. Labą dieną. Malonu. Didelis žmogus, jūsų ieškojau ir tie gausybės foteliukų, minkštasėdžių, minkštasofkučių. Kad ir didelis, bet sugebėjau pasislėpti. Taip. Didelis žmogus daro didelius dalykus. Remigijau, ačiū, kad atradot laiko, nes suprantu, kad kurti kitiems komfortą, tai reikia tikrai skirti daug laiko. Bet prieš pradedant, ko jūs šiaip užsiėmėt? Aš buvau IT inžinierius buvo. Taip, labai panašu, kad kaip reiškia toks baldai, medžiagos, tekstilė, komfortas. Kuo čia panašu? Čia atrodo kaip... Nieko. Ką? Nieko, gal čia labiau toks buvo, nežinau, arčiau širdies man, turbūt, kad ne tai, ką baigiau mokslus ir panašiai. Arčiau širdies ką? Tokias mėgstat patogiai įsitaisyti? Mėgstu patogiai įsitaisyti, mėgstu medžiagas, mėgstu liest čiupinėti, žiūrėti, iš ko pagaminta, kaip pagaminta, mėgstu gaminti. Ir iš to turbūt, kad atradau. Jeigu buvot IT specialistas, kur buvo tas pirmas impulsas, atsimenat ar ne? Atsimenu, ieškojom naujam būtui baldų. Tai čia pasižiūrėkit, čiagi žanro klasika. Bandai įspręsti savo problemą, sprendė, paskui paaiškėjo, kad tų problemų nemažai žmonės turi, ar ne? Tai va, tai ieškojom baldų ir neradau jų rinkoje nieko, kas man būtų patikę. Buvau matęs kažkur, kad yra sėdmaišiai tokie kaip produktas, bet neradau Lietuvos rinkoje tokio, kokio aš norėčiau. Taip. Ir nusprendžiau pasigaminti. O kokius norėjot? Kas, ar tai medžiagiškumas? Kas? Aš norėjau didelio patogaus daikto. Lietuvoje buvo tokie mažyčiai, kriaušės formos, vaikam pritaikyti ir viskas. Ir man netiko namam. Ir nusprendžiau pasigaminti, susirinkau visą informaciją, nusipirkau medžiagas, radau siuvyklą, pasiuvo, prisipyliau, ir dar iš nepatyrimo, kaip gaminto sėdmaišius, pasigaminau labai didelius. Tai 2 sėdmaišiai užėmė visą kambarį. 1, 2, hop, hopa! Čia tai bent. Čia prieš 15 metų kažkaip. Taip, 2008, kai krizė buvo. Kaip čia suskaičiuot? Žodžiu, prieš 15? Gerai, prieš 15 prabižiūrėjau. Atsisėdau aš ant to sėdmaišio ir taip į tokį didžiulį ir wow, koks geras daiktas. Nu ir gerai, galvojau, pasigaminau savo ir turėsi viskas okei. Bet iš karto gimė mintis, kad verslo planas gali būti? Savaitės bėgė kažkur taip. Per savaitę? Per savaitę, kad rinka tuščia, nėra gražių produktų, matau, kad galėčiau tikrai pagaminti gražesnius, įdomu būtų, laiko tuo metu turėjau. Ir po truputį, okei, reikia prekės ženklo, reikia ten svetainės ir po truputį pradėjau dėlioti. Ką labiausiai mėgsta žmonės, jūs pajutot, kas tai turi būti? Ar sėdmaišiai, gultai kokie tai ir taip toliau? Kokios tendencijos? Labiausiai mėgsta gal tokius sėdmaišius fotelio tipo sėdmaišius. Gal mes įstaisykim kažkur, kur čia pasiūlytumėt? Galim, sakykime, parodyti. Tokie foteliai, tokie foteliai sėdi. Šitus ar ne? Atsisėskim. Gerai. Atsisėskim, pasibendrausim taip. Tai čia, ar čia tokie, kai žinot, dzūkai mėgsta pasakyti, sako, bestselleriai. Čia yra mūsų bestsellerio forma. Gal čia taip praktiškai žiūrint, ir vietos nedaug užima, ir patogiausia, ir panašiai. Bet ganėtinai populiaru ir sofutės, ir visokie lauko gultai, kurie jau tokie ilgesni, kur ant teraso eina ir panašiai, deginimui, knygos skaitimui, gulėjimui patogiam. Ir kuo toliau, tuo labiau populiarėja laukas. Mes pačioje pradžioje, kai startavom, buvo viskas tik tai namams iš serijos, laukui beveik nieko neturėjom. O dabar jau tuoj pasidarys 50% važiuoja laukui, 50% važiuoja namams. O su kiek skirtingų
rinkų dirbat? Šiemet įsiuntėm sėdmaišius į 38 šalis. Ulialia, 38 šalis. Pernai į 32. Na gerai, suprantama. Sakykime, Jungtinė karalystė, ten daug lietuvaičių, tikriausiai jie kažkaip atkreipia dėmesį, ar ne? Labai mažai tenai. Pagrindė Europos, aišku, kur mūsų ir fokusas yra, Pabaltijos, Suomija, Švedija, Vokietija, Prancūzija. Čia mūsų didžiausias fokusas ant šitų šalių, bet siunčiam sėdmaišius ir į Ameriką yra tekę siūsti, turim partnerį Čilėje, siunčiam į Čilę, Japonijoje, Australiją, dabar šnekame su Vietnamu, dar viena nauja rinka gali atsiverti. Tai įdomi geografija, mums patiems įdomi iš tikrųjų. Mūsų fokusas buvo dirbti Europoje ir įsivažiuoti stipriai Europoje, bet kol įsivažinėjome Europoje, pabiškiai pradėjo rastis klientūros ir iš kitų šalių. Čia kaip jūs sakėt, kad nedaro tokio labai masinio produkto, tai kai kuriais atvejais iš vis gali būti, kad net tam tikras unikalus, kažkoks toks ekskluzyvinis, kad žmonės gali užsisakyti visiškai individualiai, teisingai suprantu? Taip, dirbam ir su dizaineriais, ir su architektais visokiais, tai dažnai ir būna tokių užklausimų, kad reikia kažkam viešbučiui, spec kažkokio tai sėdmaišio, konstruojam, gaminam ir padarom. Nes mūsų verslas susideda iš tokių poros dalių. Tai yra mūsų standartiniai gaminiai, kas yra didžioji mūsų verslo dalis, bet dar turim ir tokią šalia važiuojantį kaip projektam įvairiem, nestandartiniai gaminiai ir panašiai, pagal užklausimus ir taip toliau. Tai gaminam ir sėdmaišius, ir visokias minkštą sėdėjimo detalės, ir pagalvėlės, ir taip toliau. Tai viskas, kas minkšta, ką galima pasiūti, mes pagaminame. Esam čia, matom tai, kas užgyventa per 15 metų. Tai čia jau tokia plati paletė, modeliai, jūs paminėjote ir dizaino skyrius, gamybos skyrius, kur aš netikiu, kol nepamatysiu. Tai. Bet, neskubėkim, neužbėkim įvykiams už akių. Tai kaip vis tik tai pasidarius tą pirmą fotelį namuose, sėdmaišį, kaip sakėt, toks svarbu buvo dydis, komfortas, kaip prasidėjo tie užsakymai tada, kas draugai atėjo, sako, gal galite man pagaminti, bet grįžtant 15 metų atgal, kaip? Kai verslą pradedi, yra tokia 3F taisyklė, kam pirmam gali parduoti savo produktą. Tai Friends, Fathers and Fools. Taip. Tai pas mane gal prasidėjo nuo Friends. Draugai pamatė, užsimanė, draugam padarėm. Po to po truputį reklamą kažkokią skelbti, tuo metu dar jokių socialinių tinklų nieko nebuvo, tai tiesiog ten per Lietuvos skelbimų portalus kažkokius dariau reklamas, pamenu. Tada mintis tokia buvo pagrindinė, gal kaip tą visą marketingą dėlioti, tai kad pasodint žmogų ant sėdmaišio. Nes tai buvo tikrai labai geras daiktas ir aš pats juo tikėjau ir mano mintis buvo pasodinti žmogų reikia ant sėdmaišio. Tai pradėjom į renginius visokius važiuoti su sėdmaišiais ir panašiai. Ir kai jie atsisėsdavo, matydavo ant šono puškų reklamą, jie tada ateidavo ir jie nusipirkdavo sėdmaišį. O kada pradėjot galvoti apie užsienio rinkas, nes Lietuvoje, ten, sakėt, formulė ten draugai, tėvai, broliai, seserys, kaimynai, Taip. O kaimynai, tokie Vietnamas, kažkaip tolimoki kaimynai, sakyčiau. Ką? Toksai labai didelį žingsnį reikia žengti. Kaip atrast, kaip išeiti tas rinkas? Apie eksporto rinkas nuo pat pradžių, jau kai konstravau tą prekės ženklą ir kai jau mintis buvo apie verslą, kad nebus čia tik tai verslas skirtas tik tai Lietuvos rinkai, nes Lietuvos rinka yra pakankamai mažytė, nelabai išgyvensite iš jos. Norint nuveikti kažką didesnio, jau reikia plačiau truputį. Pirmi darbai eksporto klausimais, atsimenu, buvo tiesiog ofise, prie kompiuterio, prie telefono, klientų paieška, siuntinėjimai pasiūlymų kažkokio, vizualinė informaciją paruošėm ir pradėjom siuntinėti, skambinti, ar domina, ar nedomina ir panašiai. Tai pirmieji tokie didieji klientai atsirado, kurie norėjo mūsų sėdmaišius perpardavinėti tose šalyse, tai atsirado taip nuotoliniu būdu. Po to vėliau pradėjom į parodas važiuoti, po to vėliau jau mūsų tas po truputį daromas marketingas vis skleidė žinią jau ir už Lietuvos ribų. O įdomu labai, tai sakot, į parodas važiavot kur? Italija, kažkur į kokią šalis? Vokietija, Suomija, Latvija, Švedija. Tas taip irgi žmonės kartais net tam tikri žiūrovai, aš manau, kad žiūrėdami, galvodami, tai ar čia bus efektyvu, ar čia man paveiks, jeigu aš kažką ten darysiu, investicijos, laikas, bijo ten. Tai ar pajutot, kad, pavyzdžiui, nuvažiavus, patekot į tą gerą srautą, kad tikrai vyko susidomėjimas, užklausos ir paskui kažkokie užsakymai, rezultatai tam tikri? Kaip tas procesas? Pajutom, aš pamenu mūsų pačią pirmąją parodą, kai mes nuvažiavom į Vokietiją ir kaip joj buvom nepasiruošę.
paruošė. Tai turbūt, kad buvo mūsų pats baisiausias stendas, koks tai galėjo būti. Nes įsivaizdavom, kad parodos maždaug kažkokios panašios kaip Lietuvoje, bet iš tikrųjų ten mastelis visiškai skirtingas nuo Lietuvos parodų. Važiavote, tai be abejo važiavo su savo transportu? Ne su savo, mes skrydom, viską nusintėm produktus ir stenduką nusintėm tenai vietoje ir tada nuvažiavom, viską susirinkom, įsistatėm ir pradėjom dalyvauti toj parodoje. Šalia stovėjo stendas 4 metrų aukščio, viskas įrengtas kaip namas ir šalia mes su pop-up tokia reklaminė sėdelė. Tai labai juokingai atrodė, bet tokia linksma pirma ta paroda buvo, bet vis tiek produktas buvo jau ir tuo metu neblogas ir jau susidomėjimo kažkokio tai gavom. Ir po to jau sekančiom parodom pasirašėm labiau, stipriau jau, gražiau, kad atrodytumėm ir pradėjom ir važinėjom. Taip, dar plus paramos visokios ES tas padėjo irgi, pagelbėjo, padalyvauti parodose ir panašiai. Ar yra kokie nors, ten žinot, pageidavimai būnagi žmonės labai daug dabar įvairiausių kriterijų. Yra kas veganai, kas vegetarai, pesketarai. Ar turi tam tikrų užklausų, kokios medžiagos turėtų būti, kokios jos yra? Vis tiek kalbam apie medžiagiškumą, tai kokie tie technologiniai kažkokie kriterijai tam tikri? Yra ta ekologinė pusė baldų versle yra ganėtinai populiari. Aš gal kaip iš savo, kaip iš specialistų tokios pusės pasakyčiau, kad populiari, bet daugiau kol kas marketinginiam lygmenyje populiari, nes klientūra domisi, klausia, atsakai, kad taip, turim kažką ten, tarkim, turim audinius iš perdirbtų plastiko butelių. Iš perdirba plastiko butelius, padaro siliukus iš tų plastiko butelių ir išaudžia audinius. Ne ant šito, bet labai panašus audinys, ant kokio jūs sėdite, vėliau parodysiu. Bet vis tiek žmogus labiau renkasi dizainą, kaip atrodo produktas, negu tą ekologinę pusę. Pasižiūri, jo įdomu, faina, tikrai, bet perku šitą. Perku gražesnį kažkokį jo. Tai ta ekologinė pusė yra. Va, kaip minėjot, yra ir pasaulinių tiekėjus atsiradus, kad veganų oda ir panašiai. Tai po truputį ta linkme juda. Manau, kad judės ir kuo toliau, tuo daugiau turėsim tų dalykų. Žinot, aš noriu kažkaip išmėginti. Čia kaip restorane, negi ten tik tai užuosi ir čia irgi norisi paliesti visur, taip liesti, įsitaisyti. 1, 2, hop, hopa! Čia tai bent. Čia kaip į baseiną, ką? Gerai, ar ne? Remigijau, aš norėčiau paprašyti jūs pasivaikščioti su operatoriais, kažkaip dar kažką papasakokite, aš pailsėsiu, čia taip gerai. Aš iš toliau tai. Jo, jūs garsiau pašnekėsiu. Pakalbėkite, aš turiu atsigauti, turiu pailsėti, taip kažkart man toks relaksas. O čia nėra, kad, pavyzdžiui, ateina kažkas per pietų pertrauką pamiegoti, čia kur nors, ne? Parduotuvėje neleidžiam jau taip jau atsipalaiduoti. O galite kažkokią man kortelę tokia išrašyti? Nu, galima. Ką? Galima, gal. Pailsėjimo kortelę? Super, oi, kaip gerai. Remigijau, prisėskit, man nepatogu, aš atrodo kaip tinginys, aš šiandien nebegaliu išlipti. Vienur priguliu, kažkur kitur prigulu, taip kažkoks, nežinau, tikrai. Kaip jūs ten sakėt, jūsų buvo ten toks tikslas, reiškia, toks pasodinti žmogų sėdmaišį? Taip, kad jūs jau užsimanytų. Nu viskas, aš... Pats geriausias marketing. Taip, aš jau užsėdęs. Toks būna, kažkur sako, jis užsėdo. Taip, ant sėdmaišio užsėdo ir viskas. Bet kokie vat būna tokie, žinot, žmonėms įdomu, pavyzdžiui, tam tikri sunkumai, jeigu jie iškyla, tai ar buvo per 15 metų, kad kažkaip atrodo, ai, čia taip sunku ir ten kažkaip vis neprasilaužė, gal jau kažkokiu momentu, gal čia reikia užbaigti ir viskas, bet investuota, įdėta pinigų, ir medžiagų užpirkta, ir viskas, ir siuvykla. Sukurta tiek daug visko, ar ne? Yra buvę tokių minčių. Kaip pasakyti, dėl baigimo tai minčių nėra buvę, bet iššūkių yra buvę. Kaip ir visuose versluose nėra taip, kad tau ten po truputį visą laiką nuolatos kyli ir viskas gerai. Visą laiką versle būna ups and downs. O kas iššūkiai, pavyzdžiui, ar žmonės, ką ten, taip gali kreivai susiūti, ar kas, kokie iššūkiai? Ir tas, pačioj pradžioje atsimenu būdavo, po to sustvarkėm kokybės kontrolę, įsivedėm, tada pradėjom tvarkingai gražiai siūti. Ir kai tu augi, visą laiką tų iššūkių yra, padarai kažkokį, bandydamas auginti, bandydamas plėsti eksporto rinkas ir panašiai, tu visą laiką didesniai tokioje rizikos zonai. Tai kažkokį nelabai teisingą padarai, ar neteisingus kažkokius veiksmus, ar neteisingus kažkokius planus, ar tiesiog nepasisekė kažkas ir tu žiūrėk, ups, ir jau praradai krūvą pinigų ir tau jau reikia atidirbinėti.
Tai ir finansiniai iššūkiai, ir pardavimų iššūkiai, ir komandos formavimo iššūkiai, tai čia kaip ir standartiniuose visuose versluose. Esam turėję, tekę įmonę traukti ir iš duobės yra, kai jau tiekėjai nieko nebeduoda, atlyginimą ant nosies, reikia mokėti atlyginimus, pas tavęs sąskaitoje 10 eurų, o tau reikia keliasdešimt tūkstančių savaitės bėgyje. Tai yra visokių situacijų buvę, bet, pasiraitoji rankovės, kalbėsi su visais ir važiuoji toliau, dirbi. Vis tiek aš čia taip anksčiau atėjau, dar jūsų nebuvau sutikęs. Čia tokių gandų prisiklausiau, kad jūs ir suspėjat ir gamyboj, ir tiekime, ir dizaine, ir parodas pats važiuojat. Čia teisingai? Ar gandai, ar čia tiesa? Į parodas jau beveik nebevažiuoju, pats važiuoju tik tai apsižiūrėti, jau dirbti nebe. Ai, apsižiūrėti čia nedirb. Čia jau toksai malonumas jau tavo. Malonumas, jo. Kaip sakyt, turiu kolegas visom jau beveik sritim, kurias jau nori, kad jau atsimušinėjau. Po truputėlį nuo darbų perdodu kolegom ir kad man jau mažiau toje vietoje būtų, bet pakankamai smarkiai įsitraukęs dar. Man ir pačiam įdomu ir dizainas, ir gamybos efektyvinimas, ir pardavimų, ir marketingo skatinimas, tai kaip pačiam įdomu. Ir sunku net atsitraukti, bet laiko poroj mažai, tai tenka ir susirandi gerus kolegas, atiduodi darbus ir ramus miegi tada. Čia yra išoriniai maišai, turim dar, visi mūsų sėdmaišiai yra su vidiniais maišais, į vidinius maišus pripilam burbuliukų, granulių, dviejų tipų, vienos yra standartinės polistirolio granulės, kitos, ant kurių sėdmaišių griuvinėjai, ten yra po porolono granulės. Taip. Ir po to jau kaip pripilam tą vidinį maišą. Remigijau, kaip jūs gražiai pasakėt griuvinėjau, aš ten dariau praktiškai kaskadinį triuką, žinot. Tai buvo mano pirmas gyvenime atliktas kaskadinis triukas, o kaskadiniuose triukose reikia tikrai, kad būtų kažkas minkšta, jaukų, patogų, kur taip galėtum išgyventi. Kaip bus sekantis, kreipkitės į pušku, patiesim minkštą daiktą. Gerai. Tai aprengiam juos ir viskas, ir turim sėdmaišį. Gerą, patogų. Tai čia toksai sėdmaišiai, kaip ir žmonė, apatiniai ir viršutiniai. Taip. Viskas aišku. Einam toliau, apsidarysim toliau. Čia yra mūsų įrenginys porolono granulių pildymo. Ai, čia užpildymas. Taip. Čia paimam maišą, uždedam, paspaudžiam pedalį ir pribėga granulių į sėdmaišį. O tai kaip, pavyzdžiui, čia vis tiek yra įvairiausios tos linijos vadinamas pramonėje, gamyboje, čia, aš jau pasakot, šito kažką, žinot, vis tiek, ten kepa bandelės, ar ten dar kažką pakuoja, pakavimo, tai tas linijas galime nusipirkti, ten, nežinau, kažkur Vokietijoje, Italijoje, Kinijoje, ar dar kažkur, čia priklausomai nuo to, kur pasirenka pirkti. Tai čia tokias linijas, tai čia irgi kažkas pasaulyje tai egzistuoja, jas galime nusipirkti, įsigyti? Mes konstravomės patys jas. Patys net inžinieriavot ir darė šitas visas linijas? Taip. Patys įkonstravomės, užsakinėjom kartu su inžinieriais, kalbėjom, ko mums reikia, žiūrėjom, nes, matot, sėdmaišių pasaulyje gamintojų nėra tiek daug, kad būtų vystomos kažkokios ir pardavimui tiekiamos gamybos linijos. O kaip žinot, kiek čia reikia, kiek čia užti? Yra jau atmatuota. Oho, viskas kompiuterizuota net? Viskas? Ir belieka aprengti išorinio maišų. Geras. Ir supakuoti, ir atiduoti klientui. Negalim liečia su apatiniais. Ką aš padariau, jaudriau, nedaryk taip, čia sakė, su apatiniais ir paskui viršutinis aprengia. Koks aš vulgarinis, kad daugiau taip nedarytum čianai. Brangūs žiūrovai, yra laikas pasveikinti, yra laikas atsisveikinti, laikas jums, laikas savo. Ir aš čia sutikau štai draugę Pandą. Ir turiu žalumos, tai žinokit, mėgaukitės. Jeigu norite komforto, patogumo, galite šokti į sėdmaišį, atsigulti į sėdmaišį. O aš tai pasibendrausiu su Panda. Tai ačiū labai. Viso gero. Prašom. O čia šiaip rūpinasi kažkas jie, ar ne? Ką? Aš. Jūs? Tai jūs pailsėkit, kadangi jūs vis tiek daug darbuojat. Kuo tu vardu? Mano vardas. Ir taip toliau, brangūs žiūrovai. Čia jau mes dabar jau turim tokį pasimatymą su Panda. Su Dievu. Iki kitų kartų. Sėkmės jums ir jūsų istorijoms.